Bet užtat ir valgys tenais, matai, yra vatikė, kavytė. Maivaisi, ne? Papustatai. Nu, kas statumėlis kokia. Bet tu žinok, kelią atsiminė, aš tai nežinau. Muziejai. Ką ten gartant? Ką vaikams eiti, tipo, žinai, pėdos nupieštas. Horb.
Ale visai gerai su dviračiu čia būtų buvę. Būtų nuvarę, žinok, ant vieną ratą. Bet tu kelią atsimink, kur einam. Nu, čiuk, sakys, la. Ta bažnyčia, tu užėt galim. Einam tą pusę centrą. Nešiau, tai kiti varteliai uždaryti. O čia kas? Jėzu. Nu, kurią pusę nori eiti? Ten į tą pusę, ar... Ten toliau jau yra, ne? Tai gal čia leidžiamas. Čia kaip privatus, žiūrėk, tai svaliukas padėtas. Gali pasidėti, pakaifuoti. Čia aš su būsiku neužkilčiau niekaip. Jei Saulė gražytė, tą auginama, tai kokį senikė užsirakina vartus. Aš auginu Saulė gražykę. Tas supermarketas, bet čia kosmetika kažkokia. Ar ne? Yra ir maisto, žiūrėk. Aha, tai palauk, pasiūlyk. Bet taip tuščia žmonių, ne? Tau tiek namų daug, o žmonių tiek tuščia. Nu, bet pagalvok, dabar spalis jau greitai. Nu ir kas? Koks voras, žiūrėk. Bet ir gėlių, tai pasitikėjau. Čia jau taip patiltų tą kelią yra, viskas, o pasivažinėti jau ką. Kas per žuvis, pažiūrėk, kaip tu šik miestą, nu. Čia tai čia apsikakoti. Čia lašiša, girdi. Čia lašiša, ar upėtakis. Dar va, žiūrėk, kiek jų yra. Kur? Dar viena. Maisto laukia. Aha, jas laukia, kad... Bet kas per žuvis, Pamatė, kad žmogus, tai matai, galvoj pašerti. Eik, sau, girdi, čia mes lietuviai, tai mes čia čia ką nadar, va. Čia grinai lašišas, nu pažiūrėk. Žmoguvoje stoja pašerti. Girdi, čia Bagdonui parodysiu, tai pasikars čia vietoj. Tu įsivaizduok, ką čia reiškia žvejoti. Aš ant piršto zilkos atsinešu ir viskas. O, aš nuo turiu kaktusą. Tai čia iš pietų kur prasivežiau? Aha. Tai pamatai, kokius vadonikas reikia. Bet čia kas per džiunglynas. Čia matai, ta šventė, Bet girdi, klausai. ta šventė ir buvo, va čia. Bet o kaip žiemą yra? Čia nebūna žiemų. Tu manai, čia kas nors neša lauk? Laužas kaktus. Gal nulūža. Dvesi žemėn. Jo, čia tazėkų gerų tau reiks. Kaip vynuogės. Nu, bet vynuogių nėra. Nuskynė. Padarėt vidikės, kad
Žinokam, kur eiti. Ne, čia kažkas susijęs su gėlėm ir su vaikais. Čia tą keliuką turi ateiti ir įvertinti gėlės. Ne. Kad žmogus net leidžia pas kitų kaimynų. Ką tu supranti, vištą iš Natieno? Man patinka tie tokie skersgatviai. Čia gali kažką pripjauti, užmušti, Ai, ne. atimti pinigus. Čia už to kampo pasislėpi, žiūrėk, laukia, tik jis atėję kapt babkės. Cheese. Džemi burga. Eik, žiūrėk bilietukus, pažiūrėk, kiek kainuoja bilietai, eik. Tai bent jau nekalbėk garsiai. Bet girdi, o čia gyvena vokiečiai, ne? Man patinka, kai tiek daug turistų būna. Eint praeit, kumščiais pasistumdyti. Čia dar sakė, kažkoks paslaptingas takas yra viduj. Jau tik pakelimi tiltukai. Čia sišaudyt skylės, matai. O čia jau mūsų kaulai krisdavo, žinai, kas neįlipa. Kanalizacija. Jau tik sieną sumūrė. Aš daugiau filmuoju, galvoju, kad pafilmuoju bus įdomiau. Nu, pažiūrėk, pilies kiemelis koksai, nu. Princesė laiptukai, žiūrėk, tipu. Faina, ne? Kam tokį daryti? O čia gynybai, supranti, kas puldavo į tą pilį, turėdavo čia atsišaudimai visokiegi. Užpildavo vandenį, velnė žinokų. Kas per šaudyklą? Gražu. Saulė leidžiasi. Žiūrėk, asfaltas pily. Kryžiuotį asfaltą turėjo. Nu, haltūra kokia. Žiūrėk, kaip bituminė danga prilydoma irgi turi. Vat kryžiai. Norėtum būti čia grafienė kokia. Nuobodu būtų. Vaikščiai čia tarnai paskui tave. Tai sakinėtum, žinai, ar patalus iškedenate. Apsigauna. Ką žinau. Ir varškytė. Tu galbūt bus oškiukų visokių. O einam ten. Kaip, jie augo patys, tik nukarpyti reikia. Nukarpyti gražiai. Jūsų mašina atvažiavo, kaip čia? Čia kasininkė. Jie girdi. Užmesk akį. Kiek toli, bet kiek jie toli galėjai matyti, žiūrėk. Kas pareina? Pareina, nu, davai apmėtom jas.
Ruoškimės pardunda čia, žinai. Kiemelis ant tai koksai. Įzai nuosavą bažnytėlę. Savo ateini, savo pasimelsti, žinai. Tau kaulų taip čia traška. Gerai daryti nuo savo bažnyčią. Kiek mes surinktumėm iš maldininkų. Rinkliavus. Nu, čia prasideda gynyba. Kažkiek muselių. Bet nėra pliaukšt. Bet tai jau lygiai, taigi filmuojasi, lentelė atsiranda tokia. Lentelė buvo kažkokia. Juosta. Juosta. Tai vat juosta, tai rodo, kad filmuojasi. Tai kad čia mane nustatė iš karto. O tai negali nustatyti pati, žiūrėk, paimi nustatai. Ir netgi dabar dar filmuoja žioplą, nu. Tuo filmuojasi, tas užsidegi filmuojasi. Čia visi tokie. Čia vakare turėtų būti gražiai apšviesta, girdi. Ir kažkokie kazematai buvo, požemiai, pilna požemių čia. Reikia įsivaizduoti, kad čia prisidarydavo, ne, tokių visokių, tokių slaptų tuneliukų. Vaiką turi ir jau žemė. Ten mes važiuosim to keliu. Žiūrėk, saulės kolektorių ant tai bloką pievą išdėliota. Nu gražiai sienos, girdi. Reik nuo krašto pažiūrėk, kas ten bus per nukritimas. Bet mes kaip ir atėjom, ne? Nu čia pažiūrėti, mes čia labai aukštai nukrisim. Bet tiek minukai gerą laiką žiūrėk, ne? Kas yra Pizė? Ką tau reikia finalguoną?
O papa? Nežinau, papa jau išgėrė vieną. Nežinau, kas man čia yra. Ai, atrodo perlaušiu, žinok. Ledna, nežinau, kas man yra. Nu, manęs nereikia šartai, nelįsti. Ei, kaip fotografuoju. Žiūrėkit. Sikabinti, kur nors tarp. Jie viens ant kitą gali atsikabinti. Žiūrėkit, va viens kitam makaluoja. Čia gerai, nuotraukas. Nu jie gaudo bangas tenais ir supranti ant tų bangų ir eina, jas laiko vietą, jie tik vairuoja ir sukinėjasi. O kaip dabar kur jie nusileis? Kur norės? Jie dabar kol kas mėgaujasi to, kad jie gali vieną vietą sukinėtis. Nu kaip iš šono ir eisi į miestą tiesiai. Tai ten daugiau vien suskleidėsi yra. Ten kitokio tipos. Kur jie čia nusileis? Bet spalvos kokias girdi, nu. Kaip fainai pasikarsite, ne? Iš kampo išlenda, žinai. Einant ten. Gražu. Kažkoks karalis pilį pastatė, čia visi ir kaifuoja dabar.
Pats ateini irgi. Nu. Abidne? Nu, man reikėjo tokia statyti. Kažkur. Bet iš kur tas vandenynas? Ežeras. Gražu? Ką čia klausia? Žiūrėk. Ką? Žinau. Man padūsau. Nu, giliau. Beveik. Ir tie kalnai kaip papai atrodo, matai? Nukandžioti. Pasidaryti. Tik nuotrauką padarysi. Ten dar eisinas. Alô? Baisu ir pagalvoti, dar namai kiek toli. O ką tau tie namai padės, aš nesuprantu. Ką ten rasi papo daugiau, ne? Irgi bliamba. Namų prireikia. Taigi taip, imk lauk.
Kur tu, blėt, niekada neėjai pas gydytoją? Ką tu šneki dabar? Ką tu kliedi, blėt? Nekleidėk į kamerą, viską įrašinėji. Valtelės reikia. Galvoju, nėra čia. Tu tik vandenį leidžiu, matai. Bet ne, kažkaip tai... Nesimato. Jisai medinis galbūt ir ant jo akmenis uždėti. Ja, eraf vliegen, hè? Nu, ką čia klausti? Tai žmonės pėsti pareina. Ten hidroelektrinė yra, matai, užtvenkta užtvanka. Nematai? Va, tas pastatas yra hidroelektrinė. O ten yra, tie stovai yra užtvankas ir ten nuo Koks vanduo žalias? kalnų vanduo. Viskas. Gai eit. Arčiau privažiuok. Ten prie tos knopkės prieisit. Apatinė. Turi eit, matai, ką tik šlapė buvo. Aš bijau su kamera, man sušlapinsi. O! Nu tai lysk, kad jau šinkai. Pramauksiu dviračiu. Fainiai? Tokios skrybelės irgi neblogas. Pirtei. Bet čia tik tai apspangė. Siaubas, važiuok, išvirti visi. Žiūrėk, eisime atrakcioną kokį į kalę. Ką? Eisime atrakcioną kokį į kalę. Nenoriu.
Nu jo, bля. Kaukolės didelėms. Aukščiukų dar nusipirkti. Reik parsivežt laukų vištą šventės. Bet pažiūrėk, kokias eilės alaus pagerti, matai? Čia yra eilė alui pagerti. Ne šiaip, kad tai, žinai. Man tos aprangos patinka. Patinka? Gražiai apsirengia. Yra eilės pagerti alaus. Kad prilys prie stalo, tu gauk, supranti, šansų. Sekliutas įgynėjai zilus pusės ir rodė, kad matai į kitą pusę. Čia top Palanga Tribunavė. Tokie mažesni kabikiukai yra, tai kiti dideli. Hacker, tas jisai. Ai, prezervatyvas pasiimk. Aš bijotum. Давай, наварим. Ей. The neue Zeit beschäftigen auf das Mažiukė, mažas salinės tada yra. Ant šipudžių sėdi su stėlėm šaudžiu. Nu tai ne, tai čia būtent Bavarės, jo, čia tam miesto suknės yra sukurtos tam. Paratausi. Nu, vafliai tokiais laikais. Kokie vafliai? Mėduoliai. A būtent čia gal vėliau, kur nors toliau. Kurie su sakranikais tai čiūdės. Nu, geras, kaklo fainiai, reikia patokie, matai, tu pačirti kaklo. A, jezavo. Ne. Va, bakaliukai, tėti. Kokie bakaliukai? Ne, ant traktų tai negražu. Oi, norėk. Parodyk prakaitą. Garavo.
nu, susipažinti su miestu. Važiuojam, ten varpų pasiklausysim, ten nebuvom tų laipsnių. O, žiūrėk. Čia ant kampo geras. Ai, tie velniai, ne? Bet viršui kaip gražu, pažiūrėk. Gražią pasarą turi, ne? Nu. Bet jau vis geriau ir geriau. Į 13 aukštą be lifto. Girdi, čia buožiaus reikėtų. Tėtušis mūsų šiek lūžta. Eina šiek, čia sveikas žmogus visgi. O. Ja. Burna išdžiūvo. Oho. Koks aukštas, ne? Neiškrisim? Ne. Mes per tą pravažiavom, o bažnyčią dar neužėjom, per graži. Ir ten prie to blizgančio reikėtų į tą... BMW? Ne, BMW ir ten, man atrodo, kitur kampas va. Ar ne, ten va, penkiakampis, va, BMW ženklas dega, matai? Nu, tu manai toli. Mūsų čia yra, nu va, prie karuselių žiūrėk. Nu, tiesiai atrakcijas, nu, parkas tas. Žinok, to lokai nusibaudai. Nu, visą dieną turim. Į saulę gal nelys dar. Pala, atsiaušinkim. Gerk vandens, paštok vandens. Žiūrėk, stogas stiklinis. Gerk. Nu, parodyk, prakaitą liaukas. Vėl bėga upelis. Bet šiaip žalias miestas. Gal neleiskime tų monetų.
Estoy pensando. Muy costoso. Žolė, žiūrėk ant stogo. Kokie penthausai geri, ne? Kaip gyventi mieste gali gerai. Akmenukus įsidėliojant, tai žolytė. Žiūrėk, čia pirmam aukštė, žiūrėk, antram aukštė pasidarė. Ir daug stogų žaliukų, žiūrėk, ant tai tolumoj, matai? Plokštė ir žali. Namas atrodo, kai tikras, iš tikrųjų išdėliota. Rezidencija, va, matai? Tai rezidencija, tų karalių matomai. Ar tų parlamentaras kažkai, nežinau. Bet šitie, matai, kad pažaliavę tai variniai, ko gero, ne? Aha. Pinigų nori. Čia bus brangu. Čia bus brangu. Žiūrėk, kokie liūtai gražus. Į aikštę. Apsisuk atgal. Užvažiuojam čia ant tos aikštės. Čia geras. Ant tų laiptų mane nufotkinsi, gerai? Taip? Čia rezidencija kažkokia. Tiesiai ir į kairę. Aplink tą ratą arba tiesiai galim nukirsti. Šios bažnyčios laiptai tokie matėm. Sakyklos jau. Langai tokie. Ir altoriaus nėra praktiškai, matai. Šiuolaikinis altorius. Paaukot nenori nieko. Tave.
Kas darosi Oktoberfestą, pažiūrėk. Oktoberfestą einam, mes sukom ratus. Mes dabar geriau butelius renkam, geriau tiek butelių. Butelių prisirinktumėm. Dar Šakė. aišku, trys ten, vienas. Bet jie patys savo žmonės šaudo. Vokiečių ne. Vokiečių, tai ką čia šaudo? Žydus. Mulą perdirbdavo. Eik. Nu. Barakuose gyvendavo vargšeliai. Žiūrėk, čia viršui vaikšto kažkur, matai? Aš nefilmavau nieko. Supranti, šiandien gali būti viskas nemokamai, taip kad būtinai nueinam į centrą ir pasižiūrim. Šiandien vokiečių šventė diena, supranti. Taigi siūliau tūliu kanai. Gražus pastatai, žiūrėk, išraitimai. Mažai sėdėję, ne dabar. Labai daug myniai. Numyniai tiesa nuo pat vartų iki pat baseino, jau prisėsti reikia seniai. $10 eurų gailai, žadina. Aš 10 eurų 3 kodėl įstoti. A tu žinai, kad čia gyvenime čia kada neatvažiuosi čia? Mes matėm, Rimi, tie patys, matėjai, atidarytos durys buvo ant sienos. Ką tu supranti apie paveikslus, blema? Ką tu supranti? Jeigu jie rankinukai būtų nupiešti, dar suprastum, blema. Dievą mylėk, žiūrėk, va, bažnyčios stogas, kryžius auksinis, tai kabo. Daug neįsivaikščiukim, mums reikia su dviračiais važiuoti.
gražiai groja. Fainai. Ir jis nieko nedirba, jis ten kasetę groja, suprantis, į ranką suka. Tep, 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 tep. Eine mehrgeschossige Fabrik im ägyptischen Stil aus der Architektenkammer ausgeschlossen. Salem cigarečių fabrikas, Aber dennoch Karriere im Dritten Reich. Dresden war um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert das Zentrum der Zigarette. Der mehrgeschossige Sandsteinbau wurde damals schon als schönstes Theater der Welt bezeichnet. Nach 25 Jahren brannte das Haus ab. Bald gab es wieder Pläne für eine neue Oper, wieder von Gottfried Semper, aber von seinem Sohn Manfred ausgeführt. Deshalb hat sich der Name Semper später eingebürgert. Nutzen Sie auch unsere täglichen Führungen, wenn Sie keine abendliche Aufführung besuchen können. So, und hier war Guckst du das so gesehen, ne? Kijk maar zo, man, dan. Das geht nach links Soße. hier in Tipo, mas isso acabou sem pomada. Kaip? Mas isso acabou sem pomada. Ну, Landtag ist heute oft Ну, что у тебя есть sauber, ne? Oi, guckst du beim ja. Landtag so viel los. Und wenn Sie interessiert, wie hoch die Elbe im August 2002 stand, hier zum Jahrhunderthochwasser, dann schauen Sie jetzt, wenn wir unter der Augustusbrücke durchfahren, einfach mal runter die Brückenbögen, so weit ist er doch nicht. Dann sehen Sie den hellen und dunklen Sandstein und die Linie, die das ergibt, das war der Pegel von 9,40 Meter. So hoch stand die Elbe im August 2002. Am Altstädter Elbufer. Die Brüsche Terrasse oberhalb entstand durch die neue Nutzung dieser mächtigen Festungsanlagen. Erbauen ließ die im 7-jährigen Krieg zerstörten Anlagen mit Allee und Gärten Heinrich Graf von Brühl, Premierminister des Sohnes August des Starken. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Hier unten auf der Elbe war ab 1925 ein Wasserflugplatz. Die erste Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Ursprünglich war das der kurfürstliche Marktstall, daher auch der Name Stallhof. čia turgus, čia maisto turgelis kažkoks. Rechts der Blick in die Schlossstraße mit der Rückfront des Georgentors und dem Ostflügel des Residenzschlosses. Rechts auch das ehemalige Kanzleihaus, heute Sitz der Verwaltung des Bistums Dresden-Meißen. Der Wiederaufbau der Schlossstraße analog der Quartiere am Neumarkt ist vorgesehen. Früher war die Not... Den Hauptbau schmückt heute wieder eine goldene Krone. Nach 1945 war die Krone beseitigt und durch eine Friedenstaube ersetzt worden, die fatalerweise eher einer... Zu unserer sogenannten Shopping-Haltestelle. Heute ist zwar Feiertag, aber trotzdem nennen wir sie so. Hier sind die einschlägigen Einkaufsmeile. Einkaufsstempel, was sie konzentriert. Tik atvažiuokit. Der Dippoldiswander Platz hier, ehemals Trompeterschlösschenplatz, benannt nach der Gaststätte gleichen Namens, war bis zu seiner Zerstörung ein belegter Platz am Rande der Seevorstadt. Nur die Namen ehemaliger Straßen, die dahin führen, im Eingang zur Zentrumgalerie, erinnern daran. Ende der 1960er Jahre ging der Dippoldiswander, an dem in DDR-Zeiten eine Leuchtschrift prangte: Der Sozialismus siegt. Die Dresdner machten daraus: Der Sozialismus siegt. Tja. Ja, und wir verlassen jetzt die Dresdner Innenstadt. Raten Sie noch einmal die Gesamtlänge der Allee. Jaučiu koks parkas. Alle, die über 2 Kilometer geschätzt haben, liegen richtig. Daugiau kaip 2 Kilometrai. Auf der rechten Seite vor uns sehen Sie die gläserne Manufaktur von Volkswagen. Hier wird die Volkswagen. Oberklasse von Volkswagen der Phaeton von Hand gefertigt. Die offene, transparente Bauweise macht die Faszination Automobilbau auch nach außen sichtbar. VW investierte 186 Millionen Euro in den Bau hier am Straßburger Platz. Wahrzeichen der Manufaktur ist der 40 Meter hohe Fahrzeugturm, der mit seiner Form an einen Fahrzeugzylinder erinnert. Schleifer bezahlt und wurde gleich sogar den Schrottpreis kassiert. Ja, und der Schrottpreis wird Čia gerumai, tai ant kalno. Wir hoffen aber alle, Su dass die vynuogynu. Brücke fertig gebaut wird
Denn das blaue Wunder, wo wir dann gleich drüber fahren, hat noch bis 2014 TÜV. Dann ist dort Feierabend. Die Albertbrücke muss dringend saniert werden. Da wurde schon eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Fahrradfahrer gebaut, damit der Straßenverkehr dort einspurig rübergeleitet werden kann. Und lauter solche Sachen. Das kostet ja auch alles einen Haufen Geld. Also wie gesagt, nicht Bundesverwaltung, sondern das Oberverwaltungsgericht des Freistaats.